Laba diena. Pristatome paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje pildymo instrukciją. Norėtume priminti, kad paraiškos šiais metais yra renkamos nuo vasario 2 iki kovo 6 dienos. Paraiška ir su paraiška pridedami dokumentai turi būti pateikti administravimo taisyklėse nustatyta tvarka vienu iš būdų. Naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos toliau Žūmis pranešimų siuntimo funkcionalumu. Žūmis pasirinkus meniu punktą pranešimai. Arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant elektroniniu paštu paraiskos@nma.lt. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos. Paraiška ir dokumentai taip pat turi būti parengti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti dokumentai bei jų priedai nepriimami, išskyrus, kai prie paraiškos arba mokėjimo prašymo pridedami dokumentai užsienio kalba ir pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų arba pareiškėjo. Paraiškos forma pradedama pildyti nuo pareiškėjo vardo, pavardės, pavadinimo bei pildymo datos užpildymo. Pažymime, kad paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Toliau pereinama prie paraiškos pirmo skyriaus informacija apie pareiškėją duomenų pildymo. Priklausomai nuo pareiškėjo tipo nurodomas asmens arba juridinio asmens kodas. Jei pareiškėjas yra bičių laikytojas, fizinis asmuo, turi būti nurodomas Žemės ūkio valdos atpažinties kodas. Pažymėtina, kad pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistravęs Žemės ūkio valdą kaip valdos valdytojas, todėl būtina pasitikrinti prieš teikiant paraišką, ar valda nėra išregistruota. Toliau nurodomas adresas, pareiškėjo gyvenamoji vieta arba buveinės adresas, kontaktiniai duomenys, kuriais bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo metu, pareiškėjo banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris, taip pat nurodomas pasirinkimas dėl informacijos apie paraiškos administravimo eigą gavimo papildomo informavimo būdu. Toliau pereinama prie paraiškos antro skyriaus informacija apie projektą, kuriam prašoma paramos pildymo. Būtina nurodyti, pagal kurią priemonę ar priemonės veiklą teikiama paraiška. Svarbu paminėti, kad vienas pareiškėjas tuo pačiu metu gali teikti kelias paraiškas pagal kelias skirtingas priemonės, jei atitinka tai priemoniai keliamus reikalavimus, bet tik vieną paraišką pagal tą pačią priemonę, išskyrus antrą priemonę, kur vienas pareiškėjas gali teikti paraiškas ir pagal veiklą bičių šeimų atnaujinimas, ir pagal veiklą bitininkavimo inventoriaus įsigijimas. Tokiu atveju pildomos atskiros paraiškos. Pagal trečią priemonę pareiškėjas, atitinkantis šiai priemoniai keliamus reikalavimus, vieno kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paraiška. Antrajame paraiškos skyriuje taip pat turi būti nurodoma projekto įgyvendinimo vieta. Fiziniai asmenys nurodo vietą, kurioje vykdoma bitininkavimo veikla. Juridiniai asmenys vietą, kurioje bus įgyvendinamas projektas. Pareiškėjai, bičių laikytojai, teikiantis paraišką pagal 2 arba 5 priemonę, turi nurodyti laikomų bičių šeimų skaičių. Fizinis asmuo bičių laikytojas paraiškos pateikimo dieną turi turėti ne mažiau 10 bičių šeimų užregistruotų ūkinių gyvūnų registre. Pažymime, kad informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių ūkinių gyvūnų registre turi būti atnaujinama kasmet. Pareiškėjai,
bitininkų asociacijos teikiančios paraišką pagal antrą priemonės veiklą bičių ligų prevenciją taip pat turi pateikti informaciją apie bičių šeimų skaičių. Toliau nurodoma prašoma paramos suma be pridėtinės vertės mokesčio, toliau PVM eurais. Ir jei prašoma kompensuoti PVM, nurodoma prašoma kompensuoti PVM suma eurais. PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą, net jei tokio PVM pareiškėjas į atskaitą neįtraukė, yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Pareiškėjai, esantis PVM mokėtojais, tačiau paraiškoje prašantis kompensuoti PVM, kartu su paraiška turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodyta prašoma paramos suma be PVM ir prašoma kompensuoti PVM suma turi sutapti su sumomis nurodytomis paraiškos 5 skyriaus tinkamo finansuoti išlaidų planas lentelės paskutinėje eilutėje iš viso sumomis. Jeigu asmuo atsakingas už projekto administravimą yra ne pats pareiškėjas, o įgaliotas asmuo, turi būti pateikiami įgalioto asmens duomenys – vardas, pavardė ir kontaktai, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Toliau pereinama prie paraiškos 3 skyriaus informacija apie pareiškėjo sutuoktinį, artimuosius giminaičius, kitus su pareiškėju susijusius subjektus ir ryšį su jais, duomenų pildymo. Pirma lentelė – informacija apie pareiškėjo sutuoktinį ir artimuosius giminaičius, pildoma tik tais atvejais, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo. Antra lentelė – informacija apie kitus su pareiškėju susijusius verslo subjektus ir ryšį su jais, pildoma tuo atveju, jei pareiškėjas dalyvauja daugiau nei 50% kitų subjektų valdyme. Paraiškos 4 skyriuje atitiktis pirmumo kriterijams, atsakymus į klausimus turi pateikti pareiškėjai fiziniai asmenys. Pažymime, jog norint, kad būtų suteikti balai už šiuos pirmumo kriterijus, būtina kartu su paraiška pateikti įrodančius dokumentus. Toliau pereinama prie paraiškos 5 skyriaus tinkamų finansuoti išlaidų planas pildymo. Tinkamų finansuoti išlaidų plano lentelėje nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, PVM suma, pirkimo vykdymo būdas. Išlaidos turi būti aiškiai išvardijamos pagal išlaidų kategorijas, nurodytas įgyvendinimo taisyklėse, o ne pateikiamos bendra suma. Laukelyje išlaidų būtinumo pagrindimas turi būti išsamiai pagrindžiama kiekviena išlaida, kodėl ji yra būtina projektui įgyvendinti. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad daliai bitininkystės inventoriaus rūšių yra nustatyti fiksuotieji įkainiai. Jų detalus sąrašas pateikiamas įgyvendinimo taisyklių 11 priede. Įsigyjant inventorių, kuriam taikomi fiksuotieji įkainiai, kartu su paraiška komercinių pasiūlymų teikti nereikia. Išlaidos suma, PVM suma ir prašomos kompensuoti sumos lentelėje nurodomos pagal įgyvendinimo taisyklių 11 priede nustatytus fiksuotusius įkainius. Pažymime, kad visos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus. Paraiškos 6 skyriaus projekto finansavimo šaltiniai lentelėje turi būti pažymimi aktualūs langeliai ir nurodoma bendra finansavimo šaltinių suma eurais. Šios lentelės pildymas neaktualus pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal 2 arba 5 priemonę. Toliau pereinama prie paraiškos 7 skyriaus pateikiami dokumentai pildymo. Svarbu paminėti, kad vadovaujantis administravimo taisyklių 91.5 papunkčių
Nepateikus 3 ar daugiau dokumentų, kuriuos privaloma pateikti kartu su paraiška, nacionalinė mokėjimo agentūra nesiunčia paklausimo ir atmeta paraišką. Todėl šios skyriaus lentelėje pareiškėjas turėtų pasitikrinti, ar jo paraiška yra sukomplektuota ir pažymėti, kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas lapų skaičių. Primename, kokie dokumentai turėtų būti teikiami kartu su paraiška pagal visas priemones. Pirmiausia, 3 lygiaverčiai komerciniai pasiūlymai dėl kiekvienos išlaidos iš prekių, paslaugų ar darbų teikėjų, tiekėjų arba 1 komercinis pasiūlymas, jei paslaugas teikia tik 1 teikėjas. Komercinių pasiūlymų teikimas neaktualu, jei paraiška teikiama pagal 2 priemonės veiklą, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas ir visos investicijos įsigyjamos pagal fiksuotusius įkainius. Kai pareiškėjas juridinis asmuo, turi būti pateikiamas pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens. Jei paraišką ir ar mokėjimo prašymą teiks pareiškėjo įgaliotas asmuo, kartu su paraiška turi būti pateikiamas įgaliojimas atlikti veiksmus susijusius su paraiškos teikimu, prekių mokėjimo prašymo teikimu. Kai pareiškėjas juridinis asmuo, turi būti pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad atitinkamas asmuo turi teisę atstovauti paraišką teikiančiam juridiniam asmeniui. Tai yra teikti paraišką, mokėjimo prašymą ir pasirašyti visus su dalyvavimu pagal priemonę susijusius dokumentus. Kartu su paraiška taip pat turi būti pateikiami dokumentai, kuriais užtikrinamas tinkamas projekto finansavimo šaltinis. Šių dokumentų teikimas neaktualus, kai paraiška teikiama pagal 2 arba 5 priemonę. Pareiškėjas kartu su paraiška taip pat gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie gali būti svarbus vertinant paraišką. Toliau žemiau nurodomi dokumentai atitinkamai teikiami pagal priemonę, pagal kurią teikiama paraiška. Na ir paskutinėme paraiškos 8 skyriuje ir susipažinama ir parašu patvirtinama pareiškėjo deklaracija. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas turi būti susipažinęs su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais nustatytais administravimo taisyklėse ir įgyvendinimo taisyklėse. Primename, kad pagrindiniai tinkamumo reikalavimai yra šie. Pareiškėjas turi neturėti įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, išskyrus atvejus, kai mokesčių delspinigių baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių delspinigių baudų vyksta mokestinis ginčas. Neturėti įsiskolinimų nacionaliniai mokėjimo agentūrai arba turėti patvirtintą įsiskolinimo grąžinimo grafiką. Būti užbaigus įgyvendinti projektus pagal strateginio plano priemones jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, investicijos į žemės ūkio valdas. Primename, kad nacionalinė mokėjimo agentūra visada pasirengusi jums padėti. Tad iškilus klausimams informacijos galite teirautis bendruoju informacijos teikimo telefonu +370 5252 6999 bei galite pasinaudoti Microsoft Teams programa. Taip pat galima pateikti klausimą raštu arba elektroniniu būdu nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainės skiltyje Parama kaimui susisiekite ar atvykti pas mus adresu Blindžių gatvė 17 Vilnius. Dėkojame už dėmesį.